Labas rytelis. Balandžio 20. Iš Vyklavo. Pavasaris atėjo. Pagaliau jai ir pavasaris. Ką šiandien? 3 einam. Visi kiti kažko tai biški sumykė, suskydo. Sofkės riteriai. Nieko, galės pažiūrėti video šitą. Nuo sofkės. Nieko nepraradot, saulė tik tai šviečia. Ką, pirmas mūsų dabar padarom greitai fotkę. Įsimaudom. Įsimaudysim gal su prakaitavę vėliau. Važas įsikepsim antį. Ignui šiandien krikštas šioks toks. Pirmą kartą su palapinę žygį. Ir dar nemažą. 3-8 kilometriukai per didienas. Žiūrėsim, kaip čia mums eisis. Turėtų būti gerai viskas. Kai lygo. Nulis prie stiklų. Va taip va, kaip neairiai. Nu, grinai. Jokio vėjo, jokio debesies čia. Nu ką, pirmi 5 kilometrai ar 4. Į šoną. Jau į šoną nugrybavom. Jau čia to kelias turėtų baigtis. Tas pats iš kur atėjo, ne? Jo, bet mes ten apačiau. Galėsim tą patį grįžti į savo jėgį. Va taip, va čia. Žiūrėk, bambaliukas. Kažkaip. Kaip Kazys išėjo. Sakė, kad išėjo. Kitaip tai negalėjo. Per tokį mišką? Nu taip. Eik tu. Nu gal ten miškas baigsis, gal, žinai. Tokį pačiai per tuos kupirinę. Čia tik porą 100 metrų. Lempa gražu čia, ne? Nu. Gražu. Nu ką, laukiniai žygiai prasideda. Tikri laukiniai žygiai. Eisim ieškot kelio, kurį pametėm. O, ble. Taip, įrangų navigacijų. Tai čia kažkoks va yra takelis, ne? Čia kaip čia? Aš čia vėl gyvūnų. Briedžių. Briedžių. Nu vis kažkoks tai. Jeigu briedžius praėjo. Ir mes. O, ble. Jeigu kas nors mano trasas. Kaip gyvenime, ne? 200 metrų kažkur. Pagal navigaciją 200. Nelygama. Zigzagais 300. Gerai, per čia atėjom per šitus maurynus. 200 metrų. Tipo. A tu rašė netgi? Nu, man rašė, žinai, kad sako 200 metrų nuo kurso. Jo. Tai trumpas breikiukas. Review. Ignas jau išalkęs, kebabą šauna. Aš išausiu gal kokį cukriuką kokio. Ko? Cukriuką kokio. Jo. Ai, vo, bananą turiu. Šuosim bananą. Čin. Taip skaniau viskas valgo. Все, išėjom iš miškų ir parėjom į kalnus.
Ketvirtą dieną kelio. Nevalgė, negėrė. Vaisim per paukštis. Tylų ramų, jokio vėjo. Pora žmonių eina. Sušylė. Lengvai. Kaip Ignai einasi? Normaliai, okei. 10 km beveik yra. Greitai kažkaip čia sukasi tie kilometrai. A nereikės čia prasilginti. Pirmą viršūnę. Tokia va. Kažkas čia parašyta. Krymas. Priklauso Rusijai. 600,5 metrų, žodžiu. Ką mūsų kursas tenai. Pirmai žmonių dar buvo kažkokių porą, dabar jau čia nieko nesimato. Maldyvais, vaikstom ežerais. Kiek ežerų ant kalno, ne? Prasidės dabar čia biškydam, o čia ta kelias eina, atrodo. Ok. Varysim nepopuliarią trasą biškį. Bet ten toliau vėl bus populiaresnė. Prie to bokšto. Ženklas rodo, kad esam Vyklo nacionaliniam parke. Ir jis tipo ant tako, bet čia tako visiškai jokio. Maurynais varom tokiais. Bet rodo takas yra. Žodžiu. Einam kaip galim, kaip mokam. 14 km. Bam, bam. Čin, čin. Perikūras. Bele kur, karoči, krytom ir gulim savo. Nerandam kelio niekaip. Mum į tą bokštą kažkaip. Kaip kelias atrodo. Nu va čia kelias, jo. Čia arba ten, kur nori ten ir eini. Ar ten. Bet jau ten matėsi žmogeliukų porą jau. Bet jau kiek nuėjom to keliu. Gal kažkaip nueisim. Skanaus. 6 kilus tokį ir nuėjom. Jau 15, ne? Kilometrų? 16. 16, tai jau šiandien bus daugiau, ne 20. Nu gerai, rytoj mažiau. Tipo. Jeigu vėl nebus. Gerą treniruotę. Šikna visiška. Tokiais revais va eina. Žemyn, aukštyn. Ir ką tu? 0.03 kilometer off from the Not easy. Bet nedaug liko, tikiuosi. Už tą kalną gal nebus. Gerai, einam kažkaip, nu. Kuo arčiau finišo tiesiosios, tuo daugiau medžių. Eina savo, nusileidom. Pagaliau į savo stovyklavietę, šiokią tokią. Kaip Ignai, papasakok? Sunkiai. Bet gerai. Sunkiai. Žodžiu, įvarėm šiandien virš savo normos nustatytos buvo kur. 18, tai įvarėm 22, 3. Kiek pas tai rodo? Ai, nusėdo pas tai, ne? Žodžiu, 23 kažkur kilometrus. Bandom tada kažkur čia įsikurt, nu. Ir viso.
kempingausim, kimarinsim. Čia upelis šalia vietoj vanduo, viskas legaliai, normaliai. Čia kasyklos senas, į mes nuo tų kalnų nusileidom dabar. Čia toks buvo pats stačiausias kalnas šiandien. Tai gerai, kad leistis reikėjo, o ne į viršų. Nes čia dabar reikėtų tos paskutinius kilometrus į viršų, tai čia būtų Ignui helikopterį kviesti reikėtų. Nu, kažkaip taip mūsų kempas čia atrodo. Ignas dar vis kužėsi iš nieko. Negali pastatyti savo viską naują. Lovą pasiklojau? Ne, dabar. Nu yra mūsų čia. Mėgamasis, čia kitchenas iš karto. Karštas vanduo su džiovintom mėsom ir dar kažko tai. Tokia nesąmonė. Karštos kažkokios kavos. Nu ir dar ką nors. Ignas dar su palapinė kūčiasi. Laužą kūrė. Šitą negalima buvo nenufilmuoti. Mes vis dėlto sušaudėm malkų. Ne tų, kur Panevėžį duoda. Ne iš Panevėžio, bet iš vietinių kalnų. 10 minučių, jeigu degs, pasėdim ir viskas, ir einame miegoti. Jeigu nedegs, einame miegoti ir viskas irgi. Bus daug dūmų ir... O užsidegsi tu. Dar net nereikėtų spirtą, žinai. Susigalvojam biškį dar. O, Visokių dalykų, kad nei miegoti taip anksti, nes anksti. O kažką reik nuveikti kažką ir reikia. pasišildyti iš karto. Nu, va, degam. We have fire, baby! Darysim. Nenorom. Все, dedam pagalius, dėk, Ignai, iškart viską. Gal degs. Na, jeigu nieks neiškvies mums gaisrinių, bus gerai. Sakys, jo, džipsiai pakūrė, karočią žolę. Iš kur mes gausim tau pagaliuką. Moškės išbaidysim, vis kažkoks bus, kažkokia nauda. Saulėlydis biški kažkoks irgi, šioks toks. Už kalno. Gerai, bet va, prasėjom iškart čia, ne? Nu, iškart jau. Все. Šildomės ir tada labanam. Iki tomorrow. Night. Labas rytas. Vėsauka biškį buvo naktį. Sėdėjau beveik viską, kad turėjau.
Striukiai tik dabar nesidėjau. 6 ryto atrodo dabar. Kaip ir gerai mėgojau, bet toks dalykas. Vakar kažkaip įdėgiau galvą savo, nežinau. 13-14 šilumos. Bet vis tiek kažkaip sugebėjau įdėgti galvą, tai tik va dėl to buvo nepatogu mėgoti kažkaip, nes peršti ten galvą kažkaip. Gerai. Einam žiūrėt, kas darosi. Laukia. Reikės kažkaip pradėti pusčius gaminti. Saulė greit išlys. Kaip viskas šlapia čia. Šlapia. Tai gražu. Ten iš kalno turėtų saulutė pasirodyti. Biškį šilčiau bus. Labas rytas, nuostabi diena. Gerai, jau iš 7 ryto po biškį ateina. Jaunimėlis dar kūčiasi kažką tai. Aš einu kažką gaminti valgyti. Būt gerai iki 9 pajudėti. Oi, kaip nais, kai saulė išlindo. Biškį palapinės pradžiavinti. Nes drėgmės buvo naktį pakankamai. Gerai, pusryčių procesai vyksta. Ignas šauna iškart makaronų, taip. Iš karto kalorijų. Ką Julius čia marmalioja? Kiaušinį, beikiną, o kaip ir aš. Užteks dujų, nereikės to? Važiuojam, atrodo kokias dega. Kažko pas mane, man atrodo, biškai pašalo dujos, tai... Bet MSR turėtų nešalti. Nu ką, žinau, kažko jau vanduo turėjo būti išvyręs, bet dar verda vis. Koks dar varyšio būdu? Varyka būdu. Gerai, pirmą vandenukas. O paskui kiaušinį irgi. Nu, kaip sakant, tradicijų nelaužom. Pusryčių kiaušinienė. Jeigu aš dar vandens užsikaisiu su savo dujom, tai neįsivaizduoju, visiškai pasiėmiau tušę balionėlio jau 4 kartą. O Ignas jau pietus valgo. Gerai, skanaus. Skanaus visiems. Nu va, pusryčiai suvalgyti, lageris surinktas, viską paliekam taip, kaip radom, šiukšlės kaip visą laiką pasiimam. Nu, Ignas, žiūrėsim. Man normaliai kol kas. O kas jo? Kaip radom, taip ir išeinam. Nu, biškį kiaušinių lūkštai liko, čia nieko, organika. Ir laužiukas kitam kartui malkų pasilikom. Tai eisim į kitą pusę. Jo, eisim į kitą pusę. Pakeliui turėsim malką. Siūlome rimtą žygį, ne? Būtinai. O jeigu dar oras toks, tai pasaka iš viso. Gerai, šiandien, navigacijos nustatytos varom. Šiandien bus biški mažiau kilometrų nei vakar. Išeinam
Be 10-9, kaip ir planuota buvo maždaug. Ką, dabar biškį leidžiamės, per miškelį, pro miškelį, tada į tą kalną. Ten bus ežeriukas labai fainas. Ir tada irgi pro tas kalnus ir atgal. Baltašiknė stovi, žiūri, nebijo. Jo! Okei, hiking. Nu ką, daėjom iki savo peklos. Šventyklos. Va, šitas kalniukas dabar laukia. Šiandieninis toks pats baisiausias. Nu, nieko čia baisiaus, bet... bet toks... Ant viršaus būčiau nieko baisiau. Bet kai mes su tokiom kuprinėm, Prideda bonusą. Antrą dieną. Bet antrą dieną. ką, biškį atgaunam kvėpavimą ir startuojam. Let's go. O viršui turėsim bonusą, dar vieną. Jo! Nu ir mes kaip tik va užlipom, ką tik. O ten viršūnė matosi. 8 metrų, ne? Ignas pirmas, karočiui, jis jau čia spėjo papietauti, lovą įsitiest. Aha. 8 pėm? Kas? Čia 8 pėm, nes žiai. Aukštas? A, Palauk. 8,16? a 8,16. 8 pam Donardas, ne? 8 pėm, jo. Kuo einam, atsižymėsim. Meilėse ežero. Taip, čia viršūnė. Abiškį toliau turėsim vaizdą. Kad nevėjuotų. Labai tik tada pavalgysi. Nu va tokia viršūnė. Bam bam. Kas ją atnešė? Kevinas. Cemento maišą užsinešė, užsimaišė. Ir išlipdė. Ja, pagnali, tam jau. Tie kalninai čia taigi 3. Yes. Nu ką, ponai ir ponios. Sveiki atvykę į Širdutės ežerą. Bam. Kosmosėlį šiandien vaizdai. Va taip va. Bylė kaip. Ką, pasėdėjom, atsipūtėm, atsipūtėm, pailsėjom. Dabar va tokiom nesąmonėm einam. Nu, biškį čia kertam kampą. Iki tako, nes čia... Ai, nenorėjom vėl tą sieną lipti, tiesiog, va dabar einam šlaitų tokiu. Irgi siena, bet šonu. A, bet realiai, žiūrėk, yra kažkoks takas, ne, toks avių. Super, super, nežinau, šiandien vaizdai, oras, nepasak. Žygiai laukiniai šį kartą gavosi, tai 100%.
viskas. Toks bizekas šiandien, belė koks, žmonių milijonai čia. Grįžom kaip iš džiunglių, karočiui, nežinau. Į civilizaciją. Žmonių 2 dienas nematėm. Kaip laukiniai, tikrai, bre. Opa. Ką, vsio, žygis pavyko. Kilometrų padarėm 40. Į ką, važiuojam toliau. Iki kitų kartų.